Labą dieną. Ar dienukė, kaip aš tai sakau. Per naktį balsas seksualus koks pasidarė, kai Valinskienė. Ne? Matyt, pašalau vakar grįžau. Po darbų jau tik ant gerklės krito kažkas. Ir vaistų ėmiau, ir ne vaistų nepadeda niekas. Na, bet nieko, pabūsim seksualiai užkimę. Ką šiandien gegužės 1. Darbo diena, tai reikia darbo dieną švęsti, ne? Nedirbti. Tai ta proga ruošiamės rytojaus sezono atidarimui. Kaune, kaip ir kiekvienais metais, 1 gegužės savaitgalį, 1 šeštadienį būna sezono atidarimai. Prisirenka krūva banditų, chuliganų, chamų, nachalų, visokių su mocais. Nu, čia yra tokių žmonių grupė, kurie taip mano apie mus. Nors, aišku, turbūt, kaip ir visur, ir tarp politikų melagių pasitaiko, ne? Tai va, mano motosofa nuplauta. Vienas iš tų retų įvykių, kai aš jį taip nublizginu, nuplaunu. Per metus gal 3 kartus ardo šitą. Nulieji dulkes ir viskas. Nes čia gyvenant va prie to žvyrkelio mūsų, ką tu čia plausi? Iki Gižų į vieną galą čia galvoju davažiuoti iki asfalto, kilometras geras, per kitą pusę 1,5. Nu, davažiavai viskas vis tiek dulkėtis. Ir šiaip šitas mocas važiuot skirtas, o nestovėt gražus nuplaut, ne? Čia aišku mane harlistai užmėtys akmenim turbūt, bet pagal metus nuteisai visų tų harlių žudikas. 2 pirmi metai, nu man parodykit. Nu davai, ištraukit bent vieną harlį, kuris 25 metų būdamas taip komfortiškai vežtų. Aišku, kad atrodo gražiai, tai čia mano nuomonė, skonis draugų neturi. Bet kad turėtų ir autopilotus, nu čia pas mane nėra sėdinių šildomų rankenų, bet būna ir su sėdinėm šildomom su rankenom. Čia keleivių iš viso fotelis. Nu, ką žinau, mane ir mano pakeleivė, tai jisai veža tas mocas greitai, toli ir patogiai ir komfortiškai labai. Čia prieš kokius 2 metus 3 Range'ą turėjom. Didelį džipą, kai žmona sakydavo, kioskelis tavo autobusas. Nu tai ten tikrai šiaip sėdynės kosmiškai patogiaus geros, bet sakė, ant Goldo patogiau jai sėdėti. Važiavam kažkada su tuo Range'u į Suomiją pas kalėdų senelį su vaikais, tai jai kiek mes ten gal, į dieną 800-900 kilų nedaugiau. Tai dienai labiau subinė ir nugara atbuko, negu va, ant šito foteliuko gale sėdint. Kiek čia mūsų pakolkas rekordas? 1,5 kilų gal nuvažiuota kartu. 1,4. Nu tai va, netoli Iron Butas. Kaip tau įspūdžiai? Gera sėdynė, ne Goldwingo. Tobula, jį nieką nekeisčiau. Ir dabar jau nežinia, ar pavyks į ką iškeisti po tokios sėdynės. Aš žinau, į ką keisim. Į naujesnį Goldwingą. Nu arba į tokį patį. Tai va. Nu, mum tai abiem patinka, ne šitas mocas. Ir mudu gražiai žiūrimės ir mocas. O dar kai nuplaunu iš viso, jisai kaip blizga, ne? Tai va, tai rytoj varom į Kauną. Bus tokių bepročių ir, kaip aš ten sakiau, chamų ir nachalų krūva prisirinkus, kai mes, ne? Tokių baikerių, kur iškišinėja gatves, ten tarp mašinų nardo, veidrodžius daužo. Siaubas. Aš tikiuosi, mano 2 draugai tai bus pabėgę iš miestų. Į toli nuo civilizacijos, kur jiem trukdo šitie dviratės, tos transporto priemonės. Taip kad Ana ir Andriau, tikiuosi, jūs kažkur gamtoj toli buvot. Tikiuosi, ryt nesusitiksim kelyje, ne? O ką daugiau nežinau. Nieko šiandien jau per daug netobulinęs. Šūdniekių kokių pridėjęs. Man vienas smagiausių ir geriausių jo patobulinimų. Tai va šitas lipdukas. Ne tik lipdukas. Ir 2 slintuvai padaryti. Gražiai morkia, korkia jisai. Ir kaip čia, pažiūrėkit, prisego šią mikrofą. Paklausykit, kaip jisai dirba.
A jums patiko? Man tai patiko, geras garsas. Olega, aš burzgiu geriau negu tas Goldingas, šiandien žiūri. Prisiderinęs. Tai va, gerai. Einam toliau tvarkytis reikalus, lėksim dar iki miesto gėlių, mamytėm nupirkti reikia. Ir susitiksim rytoj ryte pakeliui iš Kauno. Iki. Tai irgi norėjau, kad būtų nuo... O šitą paliksiu. Tai labuką, aš dar čia vakar gražiau kalbėjau, nors greičiau šiandien pasirodo iš viso seksy balsas, ne? Laiką dėkit, jeigu patinka. Tai va, pafilmuosim, kas čia gero, kokių čia gražių motociklų pilna, jau čia kalbėsiu mažai šiandien, tai bus daugiau vaizdų. Apskritai vyksta. Sveiki. Įkvėptas Nailio susidomėjimo motociklais, tai per žiemą turėjom biškį laisvo laiko ir parašėm tokią istoriją, grinai kaip jau ta pažintis įvyko su motociklais ir man tokia šoja mintis tęsti tą knygutę tą sezoną tiesiog parašyti, kaip jiems sekasi. Ir per žiemą susirašėm istoriją, išsirinko piešinukus visus, dalis jų yra iš nuotraukų, kurias perpiešė, aišku, dabar dirbtinis intelektas. Ir gavosi tokia istorija, tai iš tikrųjų labai faina, nes galima skaityti nuo 3 metų vaikam kaip pasaką, gali jie iki 9 paskui mokintis skaityti. Tai va tokia istorija pačios knygos. Tai kitaip sakant, kakės matės knygutės galima dėti į šalį ir vaikam nupirkti Noelio knygą. Tai bus motyvacija ir jūsų vaikam, ir taip pat tęstinumas visos motokultūros. Ir trečioji vieta atiteko motociklui numeris 9. Yeah. Antra vieta, 74 balsai atiduoti ir tai yra motociklas numeris 1. Ir 82 balsai, tai 8 balsų persvara tarp pirmos ir antros vietos ir tai yra pirmoji vieta. Motociklas numeris 2! Taigi prašome, trečioji vieta prieš jūsų akis, antroji vieta. Ir žaliasis nugalėtojas, Audringa Vladismantai. Varom eis, nes visi alkani. Pasialkani ir važiuoja visa komanda valgyti. Susitiksim nuo pietų stalo. Kadangi atvažiavam į gerą kavinę, galima užlipinti ir motofermerio lipduką. Aha, kreivai. Lipim. Aha. Atvarėm į kavinę, labai graži pavadinimų kurčiai. Čia viršų, žiūrėk, Foxy. Čia jau kokius 2 metus. Atsisuk, nu. Čia jau kokius 2 metus su klubu pradedam. Ir dažnai baigiam savo ratukus 4 dieninius. Tai va ir šiandien susirinko mūsų kompanija čia. Ale aš tau, kuo toliau, tuo geriau klausau, mano balsas koks seksualus darosi. Panašu, kad į vakarą visai užtilsiu. Tai žodžiu, einam papietauti, kas būsit pro Kauną, kas važiuosit irgi užsukit prie Karmeilovos į kavinę. Šviesos duok, nu, į kavinę Foxy. Kas buvo? Ble, toks nelaid. Mariau, nesikeik, filmuoju. Keikiasi šitas raudongalvis. Jie, bet neša kaip. Pirštą
paliksiu ir gausit motofermerio maikį. Bet neša, tai gerai čia. Kažkas čia pasidarė su elektra. Juodas kaip smala ir kvapas kaip smala. Jo, realiai sukėpė. Labą dienukį. Čia nesimatėm, kelias dienas prapūlęs buvau iš gyvenimo. Ne, iš tikrųjų tai po šeštadienio dingo balsas. Sekmanį vos prakalbėjau, pirmanį irgi vos. Dar pirmadienį dasidėjau dar ten kokių nesąmonių. Kažkokį virusą pasigavau, pragaro vartai buvo atsivėrę. Bet žinau, kodėl aš įtariu turiu laužavietės prakeiksmą. Nes planas buvo, pirmadienį biškį ryte papurškiu, nes dieną rodau karštą orą ir vėją. Dieną einu prie laužavietės dirbti. Nes čia vis dar smėliukas, tas išlygintas, daugiau nieko nedaryta. Aišku, čia pasikeitė planas, dėsim viską trinkelį. Kaip aš ten rodau, kažkaip ten. Nu, žodžiu, su pirštu. O žiūrėkit, katinas buvo. Žvėris čia mūsų. Įmitės riebus pelių priėdės. Tai va, tai jau čia tik suplanavau, kad eisiu pirmanį po purškimų į tą laužavietės vietą dirbti, įpyst vėl kažkokį trizniaus virusą pasigavau. Nu, žodžiu, jau šiandien ir balsas padoriau biškį atsigavęs, bet taip, ne kažkas, nors pačiu pradžioj savaitės įskau iš visų, nepaėgiau net prakalbėti. Tai ir kamera buvo padėta kažkur toli. Čia į tarpus, aišku, pravažiavo biškį, dar nusipurškiau kviečius, reguliatorium ir herbicidų nuo 2 skilčių žolių. O dabar dar čia, kadangi naktį prilijo 5 mm gal, maty, tai reikia laistyti medžius. Kažkas, nežinau, pušiai darosi. Nemoku auginti lauko augalų. Aišku, pats be patarimų, bet medžių tuo labiau nemoku. Tai dabar čia biškį kažkokio marmalo įpylę į laistytuvą pilam. Ant medžio, čia gal 3 laistytuvas dabar tai pušiai. Kažkas tokio, labai gražus kroksai mano, bet nebūtina jų maty. Kitą savo miškelį irgi palaistyti galima. Nepakenks. Nes čia šiemet su drėgme tai liūdni reikalai labai suvalky. Ne tragedija dar. Tikrai ne tragedija, bet ojojoj. Tai va, kur aš ten baigiau? Paskutiniai čia kadrai buvo šeštadienį iš Foxy kavinės, ne? Tai ten jeigu labai garsiai, neaiškiai kažką pasakiau, tai apsilankykit, tikrai skanu, super, vieta gera, gražūs vaizdai aplink. Gal net ir kažkada mane ten sutiksit. Netyčia. O šiaip ką, čia vėl darbai tolyn visi eina. Lyginant su pernai metais, tai šiemet viskas savaitę, taip 10 dienų vėliau, pagal savo darbus žiūriu. Nes pernai reguliatorius kviečiam buvo nupurkštas balandžio 18-19 pas mane, šiemet gegužės 1 tik tai purškiau. Ir dar tik tai vieną dalyką gerą, nu kaip gerą, nelabai gerą radau šiandien. Buvo ryte agronomija užsukus dar. Tai va, nuo šalnos tiek yra supaškodytų rapsų. Iš pradžių čia galvojau, gal pats kažką užsipurškiau, gal vėl. Bet nefiga. Va, visi šiti pasirodo, kai gavom paskutinių šalnų, sutrūkinėjo stiebai. Grynai, vat, kur tik žemesnė vieta, kur drėgmės buvo, ten rapsai daug prastesni. Galim ten tolumoje, va dabar irgi matosi, va, kur toks juostelė žalia, čia tingi dabar drėgni dar nuo ryto. Tai toj vietoj grynai sustresavę, nušaldyti patys rapsai. Ir viskas, tai jau ten, nu aišku, atsigaus, pernai atsigavo dar ne po tokių šalnų. Po šalčių, ne šalnų, čia šiemet tai šalnus buvo, pernai šalčiai buvo. Atsigaus, bet jau ten rekordinio derliaus
tikėtis neina. Ir tik tas juokingiausia, kad o čia aplink ūkį, aplink namus pionieriaus, ta 315 veislė pasėta, tai netgi tie patys laukai, ką žinau, per kelis šimtus metrų skiriasi kardinaliai, nenukentėję. O, čia šią savaitę vyksta pratybos. Ir skrenda, o, 2 malūnsnargliai. Marijampolė, Kazlų Rūdoj, lyg tai dar čia kažkur skrenda. Aišku, kai žinai, kad viskas gerai, tai kaip ir dzintė malūnsparniai, ne visokie kariniai technikai. Bet, žinant, su kokiais kaimynais gyvenam, tai taip nejauku. Tokius vaizdus matyt būna, kad ojei. Žodžiu, kalbėti galėjau daug, dabar kai balsas atsigavo, jau pats noriu kalbėti. Tai bus vaizdų. Ai, beje, apie rapsus dar nebaigiau, nesakyt. Tai viskas panašu, reikia atpildytis draudimą, tegul važiuoja, tikrina žiūrėti, ką galima padaryti, ką negalima padaryti, kažką ras gal. Ir tiek. Žodžiu, gerai, einu laistyti toliau medžius, vakaro pildysiu draudimus ir susitiksim iš kitų darbų. Nesirkit, nes labai pavojingi orai, žinokit. Labai. Turėjau vis tiek ateiti iki lauko, galvoju, noriu ir jums parodyti, gal kažkam bus naudinga. Va, matot, visi va susiraitimai. Va, visi šitie žemi, va. Čia va pavyzdys, koks, žiūrėkit. Išsisukinėjęs. Ja, visi tokie, čia šitoj vietoj, čia tokia žemesnė vieta, kur drėgmės daugiau buvo ir matyt pritraukė į šaltį. Nes aplink, o matot, spalva jau dabar ant kiek rapsų skiriasi, ne? Viskas, ta prasme. Ir tokių vietų ištisai, bet aišku, tas ištisai. Labiau vienam kaimo šone ir net nenuveisliai, sakyčiau, skirtumas. Nuo čia, nuo šitos vietos, kur stoviu. Nu ką žinau, palipi į kalną, čia 50 metrų, nu bet 300 metrų geri nuo čia, laukelis tos pačio pionieriaus 315. Nei ženklo, kad būtų gavę šalnos, nei ženklo, kad būtų sustresavę. O čia, kur tik žemuma, ten ir prasčiau. Grynai, ar čia tos šalnos, o taip ėjau. Va čia irgi riba. Ten aišku toliau, kokių 30 metrų kitų ūkininkų rapsai, ne mano. Bet grynai, kur tik žemesnė vieta. Ar praėjęs koks ruožas šalnos, tai va ir čia pilna. Pilna susiraičiusių, stiebas prapjaunė, tuščias, toj vietoj palūžęs toks, nu žodžiu. Nieko, bandysim skambinti draudimui, rašyti pirmiausia neskambinti. Tegul važiuoja, tikrina. Iš dalies gaila būna tuos pinigus už draudimą mokėti, bet kad čia kiekvienas tas pavasaris vis daugiau visokių zbitkų iškrečia. Jau Baikaunas su mum tais ūkininkais ta gamta tai kiek netingi. Kasdien pa Baikauną. Tai va, tai reikės rašytis ir tikėkimės atvažiuos tikrint. Nu ir čia kokius galvoju aplink namus apie 20 kažką hektarų. Taip turi šitos veislės. Nu ir tegul žiūrės, kažką gal tikėkimės ras. Ojojoj, jau taip atrodo, ne kiekviena antras iš eilės pavasaris šitoks. Jau viskas gražu su rapsu, viskas gerai. Pyst kokia nesąmonė. Ir rūkyk, ir nervuokis. Esu aišku ir pats prisidaręs kliurkų, nesakau, kad ir čia va dabar viena ant posūkio ir suktasi va su purkštuvu. Ir vidiniai posūkio dalis, tai herbicidų pavasarį kai purškiau, nu tai va taip, susideginau raps. Nu bet tai čia mano kaltė, nu ir čia keli kvadratai. Bet visi kiti plotai, tai liūdna. Gal mažiausiai nukentėjęs yra žemaūgis tas rapsas, nes jisai dar tuo metu, ką žinau, kaip pasakyti, lėčiausiai, mažiausiai tos masės augina ar kažkas tokio ir tiek. Nu, liūdna, bet ką, kažkaip įsisuks. Nu va, purvinas. Čia vakar pasivažinėjom vakare su Hebra biškį, planavom ketvirtadienio ratuką. Nu, tradicinį, kai moto sezonas prasideda, kad kiekvieną ketvirtadienį mūsų klubas organizuojam, beveik kiekvieną ketvirtadienį organizuojam ratukus. Aplink Kauną, toliau nuo Kauno, žodžiu, pasivažinė. Vakar gausiai susirinkom 4, bet sakė, mes ne pusį vis tiek važiuojam. Tai lengvai pravažiavam, tai va mocas purvinas. Žinot, kokia dabar diena jau pagaliau išaušo.
Čia prieš beveik 2 savaitės turbūt sakęs buvau, kad technikiniai baigėsi. Palaukit, kamera nešvari. Va, nuvaliau objektyvą, viskas švaru dabar. Tai sakiaugi, technikiniai baigėsi moconėm. Nu tai reikia važiuoti, tai reiktų pasiruošti pirmiausia, gal ne technikiniais, nu, ar galiu važiuoti, jie pasitikrinti viską, ar turiu, ko reikia. A jo, dokumentus turiu. Galim važiuoti. Ready to go. Ok, sėdam ant šitos motosofos. Purvina, bet tiek to. Čia ir dabar lietus ateina. Nėra čia kada per daug jį plaut, ruošt. Ir prieš šiandien toks oras, bišky laukuose, nelabai kažką galima dirbti, dar iki buhalterės reikės nulėkti. Prasivaryti technikinę, dar Marijampolėj keli reikalai smulkus. Tai gerai, susitiksim iš techninių apžiūrų stoties. Iki greito ir malonaus. Nu vai, ką jūs galvojate, žiūrėkit, tai turiu žalią lapą. Kai geras mocas, nereik nieko ruošti, važiuoju ir viskas. Dar atvažiavęs labai su gražia spalva draugą sutikau, labai gražios spalvos mašina. Jau net prašė autografų, lipdukų, tai dabar reikės gal duot vaiduotojui kokį. Gazuoja, tik neužgazuok per daug, kad neužlinktų motorą. Gerai, viskas. Pakuojamės dokumentus ir judam toliau su reikalais. Dokumentai pristatyti, technikiniai pravaryta. Dar liko porą skambučių padaryti, bet laikas pietų mane. Tai jeigu būsit kas Vilkavišky, čia mano šitą reklamą dar nieks pinigų nemoka. Bet užsukit į šitą grilinę, burgerinę. Draugas, kolega, ūkininkas, kaip tik gamina, ruošia, dažnai ir pats gamina netgi, žinokit, maistą čia. Kito draugo ūkininko yra burgeris, Valento, labai skanus tikiuosi, jau prigyrė, tai va pasėmiau paragauti. O šiaip tai ką, penktadienis, čia visą savaitę video nieko neįkėliau, nes, kaip ten pasakojau, rudasis tvanas buvo užpuolęs, ne, balsas buvo prapuolęs. Tai va, tai šiandien, manau, vakarą patimėsi vidosi ką naują. Ir tikiuosi, viskas bus gerai. Orai lyg tai taisosi, drėgmės gavom, lietaus gavom. Dabar reikia tik tai ko vėl. Vėl negerai, aišku, ne. Reikia šilumos. Ir judėsim toliau su purškimais. Su kitoj savaitėje, nenoriu prisižadėti, bet įtariu, nusimato tokių įdomesnių reikalų ir su ūkio, ir nesu ūkio susijusių. Nu, bet palikim intrigai. O šiandien viskas, penktadienis, va, kol gamina man mėsainius. Pažiūrėsiu, kaip fontanas veikia. Gal reiktų ir batus nusiplauti, ne? Kur čia tie batai? Batus nusiplauti reiktų. Ir tiek tada. Tai ką? Ačiū, kad žiūrėjote. Ir iki greitų susitikimų. Peace.